Jeigu tavo Volvo kada paves, o taip tikrai atsitiks. Anksčiau ar vėliau. Čia tik laiko klausimas. Jo, laiko klausimas ir šiandien prie mūsų bekelės liūtų turime labai puikiai derantį elektrinį keturatį, Beaster elektrinį keturatį. Beaster BS 6000. 6000 reiškia, kad jis yra 6 kW galios. Bet įsivaizduoji, kaip toksai daiktas traukia dėmesį. Nes dabar jį trumpam pasistatėm aikštelį ir iškart prisistatė keli žmonės ir klausė, kas čia per daiktas, kiek kainuoja, kas su juo veikti, kur su juo važiuoti. Tai šį elektrinį keturatį galite įsigyti Krinona LT elektroninėje arba fizinėse parduotuvėse. Ir labai svarbu paminėti, kad visoms Beaster prekiams iki rugpjūčio 31 dienos, tai yra iki vasaros pabaigos, vis dar galioja 15% nuolaida. Pasinaudojus nuolaidos kodu Beaster gazas 15. Tad jeigu ieškote irklentės, paspirtuko, va tokio elektrinio keturačio ar kažkokių kitų Beaster prekių, tai dabar pats laikas tai padaryti. Šis keturatis, aš manau, kad yra labai geras daiktas, nenorintiems to didesnio keturačio, bet vis tiek norit turėti bekeliai pritaikytą daiktą, kurį pasikraunat per 5-6 valandas, galit nuvažiuoti iki 80 km ir pasiekti iki 50 km per valandą greitį. Jis turi rimtą pakabą, reguliuojamus amortizatorius, tai akivaizdu, kad čia nėra žaisliukas. Aš matau, kad jis turi 3 greičius, tai neišsigaskite, galite išvažiuoti pirmu greičiu iš vietos ir gazo jis nepriims pilnų galingumų. O jeigu norit važiuoti didesnę apkrovą, tai yra 2. ir 3. greitis. Ir labai įdomu, kad šis keturatis turi atbulinę pavarą. Aš manau, kad jis gali būti labai geras daiktas, pavyzdžiui, kokiam ūkininkui apvažiuoti laukus. Va, net priekaba yra, kur prisikabinti. Jo, teisingai, yra vieta kablių, galite priekabą prisikabinti. Na, toksai įdomus, galima derinti pramogą su darbu, jeigu dirbote kažkur prie ūkio, prie sodo, pavyzdžiui, prie sodo. Va, pavyzdžiui, žolę nupjauti ir išvežtum savo kaip caras. Jeigu norite tokį įsigyti, nepamirškite užsukti į Krinona elektroninę parduotuvę ir būtinai pasinaudokite mūsų nuolaidos kodu. Arba galite užeiti ir pasižiūrėti, kaip atrodo šis daiktas gyvai. Nes atrodo tikrai įspūdingai. Toks nematytas dalykas, ne? Man tai nustebino, kaip žmonės jo domisi. Tai aš sakau, pavyzdžiui, aš tai dar tokio nematęs. Aš irgi žinau, matęs buvau. Gerai, o mes grįžtam prie Volvo ir BMW dvikovos ir žiūrėsim, kaip mums sekasi toliau.